Sveiki visi! Štai ir dar viena serija. Šiandien turiu tikslų, konkretų planą. Ir ganėtinai greitą. Man reikės pasidaryti dar vieną sijojimo stalą, taip kaip paskutinėje serijoje mes ir ruošimės. Taipogi prie šito plano priskaičiuokime nemirti. Tokį planą irgi nemažą. Taip, tai dabar pasidarysim dar vieną sijojimo platformą. Šitą sijojimo platformą aš galvoju pasidaryti kažkur tai šitoje vietoje netoli. Šitos platformos stalų taipogi pasidariau, tinkleliai ten sudėti. Na, žodžiu, viskas kaip ir paruošta. Tai dabar man belieka tik tai greitai pratrupinti šitas tvoreles. Važiuojam. Taip, tai dabar viena pakyla. Sakykime. Aš nenoriu labai aukštai čia juos kelti ir nekelsiu. Man reikia tiesiog pirmas stalus susidėti. Čia bus... Vis dėlto reikėjo pasimti stalus. Ajajai. Taip, dabar visų pirma tuos 5 ant 5 pasidarau. Netgi gal dar čia va kažkur tais. O, tai bus tvarkoj. Taip, čia mes turime 2. Kad tik tai nenukrisčiau. Truputėlį jaudinuosi. Nežinau, kažkaip pat atrodo nesąmonė, kaip aš čia taip ilgai išgyvenau dar iki dabar. 1, 2, 3, 4, 5. Tvarkoj. Gerai, tai turim jau 5. Tvarkoj, tai dabar dedamės čia slabą, čia. Pasidarysime užlipimą tokį ir dabar jau pradėsiu dėti slabus šiek tiek aukščiau. Na, kad atkartuoti tą patį, ką aš čia dariau, kad kuo daugiau ploto būtų pusės slabo aukščiau, kad neatsirastų mobai. Pasidarysiu dabar tokį outliną. Gudriai, nes dėl to, kad aš turiu Builder's Wand ir turiu pakankamai akmens, kad galėčiau pasidaryti kiek noriu tų Builder Wands. Ką aš čia dabar darau? O Jėzus Marija. Vau, tai bent nutolau nuo tikslo. Ok, sukam atgal. Jesus Christ. Na va. Ok. Dabar man reikia kažkaip tai atsargiai pereiti į šitą pusę. Ir taip pat. Atsargiai po trupučiuką. Nu, dabar nuo čia va parvažiuosim. Gražiai. Oi, kaip gerai, be Builder's Wand, tai čia būtų darbo sočiai. Tai būčiau tikrai užsiplėšęs aš šią platformą. Dar ypač, kai va tokį outliną pasidarai, kur, ką žinau, lėktuvas galėtų nutūpti. Na, koks kukurūznikas tai tikrai. Aš nežinau, kaip jie vadinasi tiksliai, tie lėktuvai. Na, mažas lėktuvas. Ar kažkas tai iš viso vadina kukurūznikais, ar čia tik tai mūsų kaime taip vadindavo juos? Ai, kukurūznikai, taigi kukurūzų laukus jie barsto. Dėl to kukurūznikas, tipo. Ir dabar reikia tiesiog vėl aptverti viską. O, Jėzus Marija, dabar čia tai bus reikalų. Nu va, po trupučiuką jau į pabaigą einame. Na, bet tie stalai, tai dabar čia taip lempiškai stovi. Čia, prie pat krašto, prie pat įėjimo. Lauku, jeigu aš tiesiog prailginčiau šitą. Čia padaryčiau štai taip. Niekas mums netrukdogi trupučiuką pamodifikuoti viską. Va dėl to ir yra gerai nestatyti. Viską čia labai taip jau ultrasimetriškai. Galima čia tą padaryti taip. tą trupučiuką iškišti į šoną. Vis dar eidamas atgal galvoju, ar nenukrisiu kažkur. Jo, dar turiu tą jausmą, bet gerai turėti tą tokį nesaugumo jausmą, nes tada, kur kas atsargiau elgiesi. Ok, dabar man reikia nenutolti nuo neapšviestų vietų, kol aš jų neapšviečiau. Tai pirmą gal tiesiog tvorą uždėsiu ir taip bus bent trupučiuką ramiau. Dabar man reikia šitą sujungti. Gal taip ir sujungsiu. Štai taip. Tada čia reikia. O ten taip. Čia taipogi. Gerai. Nugi ir visai čia neblogai.
gaunasi pamažu. Įsivažiuojam. Dabar čia aš lyg ir sujungiu. Čia man gal dar reikėtų... Hop. Viskas, baigėsi tvoras. Taip, tai dabar jeigu aš čia, pavyzdžiui, užmeščiau kokį torčiuką, neapšviesiniu, užteks tikrai. Man reikės dar vieną kažkur tai čia va švystelti. Nugyva ir vis tiek dar norėčiau biškį perkelti. Nors čia vienas bus... Bliau, labai daug darbo. Nu, bet... nu, negaliu žiūrėt. Jis žiauriai šlykščiai atrodo. Ok, tai mes dabar, kur mes čia galėtumėm juos persikelti? 5. Mes dabar sumesime tenai visus tos savo flint stiffened mesh. Ai, čia skaitosi kaip stekas dėl to. Ok, kliurkšt, turkšt, purkšt. Taigi mes ten turim vietos daug prie pat, viskas čia bus čiki-piki. Oi, kaip čia gerai bus. Ha, pasižiūrėkit, kiek čia vietos daug. Fantastiko. Taip, ir popt. Blum. Dabar malaukit, čia saugu, bet vis tiek norisi dar antrą aukštą uždėti tvoros. Ok. Baigėsi cobblestone'as. Oho, kokią plytą aš čia padariau. Na, šliūkštelkim. Boof! Oh my god, that's a big chunk. Tyrkšt. Bairkšt. Oi, kaip greitai čia aš sulūšiu šitas visas. Tvarkoj. Dabar prasijojam visą šitą gravel ir visą gautą flintą panaudosim šitiems stiffened meshes. Važiuojam, sudėsime dar 2 tinklelius ir taip po trupačiuką užpildysim greitai čia mes. Ir važiuojam toliau. Dabar čia išsijuot reikia. Čia ir tada visi vienodai užsipildys. Kad gerai čia varosi. Varom, pasikeisim dar tinklelius, patobulinsim tiksliau. Dar va štai. Bum, dar. Gerai. Dar. Na štai, dabar jau turime beveik visus tinklelius užpildę. Dar šiek tiek liko, kiek mums dabar reikia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my god. Gal tiesiog 10, 12. Ok, čia 6, ten kažkur tai, visur tie 6 kažkaip man čia stovi. Ok. Flint stiffened mesh. Padaryti. Dabar beliks man tik tai prisikepti ironą ir paversti visus tinklelius į ironinius. Aš nežinau tiksliai, ar man reikės, sakau, ar skiriasi šitie flint stiffened mesh nuo ironinių, tarkim, ar yra kažkokių resursų, kuriuos specifiškai reikia su flinto tinkleliu maininti, sijoti, neaišku. Bet pasidomėti reikės laisvų laiku nuo filmavimo. What? O tai kur mano visi sliekai? Aš visus sliekus ištraukiau kažkaip tai iš... What? Kaip dabar čia taip atsitiko? Wow! Žiūrėkit, aš vos nelikau be saplingų. Nu žinai, viršūnė. Kaip čia dabar taip gavosi, aš net nesuprantu. Saplingus visus išdaužiau. Gera žinia yra ta, tik tais, kad aš galėsiu tuoj lapus pradėti skusti. Tai čia sekančioj serijoje man reikėtų... Jeigu aš dabar čia už kadrą kažkuriuo tai metu prisigrindinsiu pakankamai irono šitų ingotų, tai aš sekančiai serijai kaip ir galėčiau jau planuotis daryti žemės platformą šiokią tokią, nes pažiūrėkim, kiek mes turim platinum. Čia, man atrodo, bus platinum. Ir mes turim, nes platinos, taip, tai mes turim tik
tik tai žirklėms išeis. Tai man atrodo, ironą būtų paprasčiau naudoti, nes daugiau tvirtesnis metalas už platinum tvirtesnio kaip ir negausime iš tų paprastų resursų sijojimo. Na, iš sijojimo tiksliau su šituo paprastu flint stiffened mesh. Mums reikės upgrade'inti į ironinį. O tam, kad upgrade'inti, nebus sudėtinga, tiesiog reikės šiek tiek pagrindinti. 150 ironiuko, kaip ir skaičiavam. Nei daug, nei mažai. Pažiūrėjom. Aš netgi galėsiu, turėdamas kantrybės, man reikia čia crafting table. Pasidaryti crafting station. Taip. Ir mes įparkuosime jį. Kliukšt. Aha, dabar laikinai čia padedam. Nepasiekiu. Štai taip. Labai gražu. Gerai, taip, tai dabar man reikia upgrade'inti šitą bombed, štai taip, ir tada aš turiu automatiškai likusius 2 ironus žirklėms, o šitą galiu įkišti čia. Tai man atrodo, aš tiesiog dabar pamažu šituos visus va taip gražiai ir upgrade'insiu, kai turėsiu laiko. Na, o gėris bus tame, kad aš galėsiu atlikusi ironą nuo tų upgrade'ų panaudoti lapams skusti, o lapai yra labai gerai dirtui gauti. Iš karto žirklę sutrupinau, bet užtat lapų kiek gauni. Ir tada gali labai greitai prasisukti ant dirto. Tai sekančiai serijai ruoškimės statyti žaliąją zoną. Žaliąją zoną. Parką. Statysime sekančią seriją parką. Va, daug geresnė mintis. Ok, tai šiandienai tiek tų darbų. Sekančią seriją statysim parką. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo. Bye bye.